visiems. Aš Albertas Bartaš, Čilina, Rūta. Ir kalbėsim matyti apie instruments, apie apskritai apie požiūrį instruments ir gal šiek tiek apie muzikavimą, pagrosim kažkiek kartų. Iš esmės tai pristatinėsi tuos instruments, kuriuos pats darau. Tai pradėsiu nuo to, kad nereikėtų sureikšminti instrumentą muzikinę kaip kažkokios labai gilios vertybės. Kadangi aš toks esu praktiškas žmogus, praktikas, man viskas patinka pačiupinėti, pasidaryti ir nuo senų laikų aš jau toksai viską darydavau pradedant dviračiais, motorininkam visokiom ir taip toliau. Ir nuo kokių 85 metų susidomėjau folklorą, sakykim taip, ir pradėjau vaikščioti ekspedicijas ir kaip sakyti, esu gavęs tos tikrosios patirties, kaip galbūt jaunims, aš abejoju, ar dabar kas nors esat apsilankę pas močiutę, kuri dainuotų savaitę, pavyzdžiui. Visiškai kitas dainas. Visą savaitę. Atčiuoži pas ją ten N kilometrų su slydėm, užsidarai ten į tą gryčią prie šiltos, prie pečiaus ir visą savaitę dainuoji, tik spėk kasetės, nes seniau nebūdavo kitokių dalykų įrašymo. Tai va. Tai ir galiu dar pasakyti, kad pradėjau mokytis groti maždaug nuo 25 metų. Kažkur nusipirkau harmoniką iš kažko ir po kokių 2 savaičių grojau vestuvės. Toks tai tas grojimas buvo, bet paprašė labai ir pagroti. Ir paskui dar po kelių metų kažkur ekspedicijai gavau iš dėduką už 5 pusbankį smuikelį, su kuriuo ir po šią dieną tebegroju ir labai juo džiaugiuosi. Irgi išmokau pats ir dar kitką įdomus toks momentas, kad išmokau groti visai ne klasikiniu derinimu, kaip dabar visi instrumentai nusiderinti. Ir puikiai visos vakaruškos grodavau su visais muzikantais, visus šokiais lūpdavau, viskas smagu, visi šoka gražu. Ir kažkaip vienos vakaronės metu, sakant, koks čia smuikas, ai čia aš tokį turiu, koks čia pas tave, čia pas mane kažkoks pirktinis. Tai įdomu, kaip čia jie labai skiriasi, ar nesiskiria. Ir apsikeitėm. Ir apsikeitėm, jis čirkšt nieko negali pagrauti, aš čirkšt irgi nieko negaliu pagrauti. Ir įsiaiškinam, pasirodo, kad aš susiderinis visiškai neteisingai, kas iš tikrųjų buvo labai teisingai. Buvo labai tradicinis derinis. Dabar, kai Gailos Kirdienės knyga išėjo, tai toj knygai paskaičiau, kad buvo ir tokie derinimai, bet dabar jau man nebeišeitų, ko gero, vėl iš naujo persimokyti viską groti. Tai gerai, tai dabar pradėsim nuo pačių, ko gero, paprasčiausių instrumentų ir labiausiai šitam kraštui atitinkančių, tai skudučių. Ir jau man benešant va šitą augaliuką, daug kas, ne daug kas, bet jau čia mergina vieną klausą. Kaip čia sako, čia tas, kur nusidegit gali, taip toliau. Tai vat gerai įsižiūrėkit, nuo šitą augalą nikad nenusidegysit. Ir čia nėra tas Sosnovskio barštis, tai yra pats gražiausias pavadinimas žolės, miškinis skudutis. Kiti builių vadina, bet Aukštaitijoj ko gero vadinams miškinis skudutis. Matot, jis praktiškai yra maksimalaus jau didumą, didesnis jis nebeauga jau. Ir tie skėčiai, jie nėra
kaip Sosnovskio barščia didelį ir taip toliau. Bet dabar instrumento darymai jis nelabai tinka matyti, nes greičiausiai vidus dar jau bus toksai, aš čia biškit pašiūčiuosi. Tai vat vidus jau, nu, iš esmės jau kažkas išeitų, bet šiaip geriausiai yra vėl rudenį, kai jau lapai geltoni, kai jau viskas geltonuoja, ruduoja, tada pats yra tinkamiausias. Ir dėl ko aš pradžioj pasakiau, kad nereikia sureikšminti visų instrumentų. Yra išimčių instrumentam, bet tokiem instrumentam tai yra vienkartinis. Nu, galim vadinti vienkartinį instrumentą, nes, nu, matėt, atsipjoviau 2 pjūviais ir dar 2 pjūviai ir viskas, tai praktiškai yra instrumentas. Tai belieka tik susiderinti, o derinims, kaip sakyt, garsą jau pažemėti neišeina, išeina tik paaukštinti garsą. Aukštinams garsas trumpinam. Tai vat dar pritrumpina. Matom, garsas jau paaukštėja. Ir tai yra tokiais instrumentais, kas nežino, yra grojama laikant 1, 2, maksimum 3 gali būti pas vieną muzikantą. Ir jeigu jūs matot, kad groja kažkas pasiėmė 4, 5, 8 ir taip toliau, tai nemaišykit, tai yra ne skudučiai, tai yra meksikiečių instrumentas pano fleita. Parodysiu čia, kur aš čia turiu gėtų. Čia yra irgi toks kitoniškas augalas, bet jis yra lygiai toks pat tuščia viduris. Ir sudžiūvęs gerai ir iš jo yra jau, kaip sakyt, pats geriausias darbas. Visi jie tuščia viduriai, visi tie su slanksteliais, kad tas vienas galas yra užkištas. Nu, jeigu būna kiauras, sakykime, tam miškiniam sudūti kartais įsitaisa koks nors gyvis, vabalai kokie, tai būna, kad pragriaužia tuos. Bet jeigu jau labai svarbu ir jeigu jau mes labai, kaip sakyti, vertinam tą va šitą instrumentą, tą vienkartinį, kaip aš sakau, nes jis labai lengvai sulūžta. Nu, ta prasme, aš noriu jums pasakyti, kad tie dalykai yra čia kaip 2x2. Seniau kiekvienas tas vaikis ar ten vyresnis žmogus, jis nuveidavo čia pat jie. Ček, nusipjauna, čia pat pasidaro instrumentai ir čia pat groja. Ir dabar miesčionis labai dažnai sureikšmint, kad o, čia kažkas, čia taip ar anaip, nieko panašaus. Čia viskas yra super paprasta ir praktiškai visi instrumentai išskyrus tuos jau tokios rimtuosis, tai ten tik tai kažkas ypatingesnė. O šiaip jie visi yra lengvai padaromi, netgi tas pats smuikas. Dabar visi kažkaip jau, oi, ten manas smuikas tiek kainuoja, manas smuikas tiek kainuoja. Ekspedicijai galim išgirsti tokių dalykų, kaip buvo galima. Kaip pavyzdžiui, muzikantas groja vestuvės, visą savaitę, nu, kaip žinia, ir čia jis pasideda ant suolą smuikelį, čia nuveina kažkur kažką ir ten koks nors girts trekšt ir atsisėda, nepasižiūrėjus, kur sėda tiesiai ant smuikelio. Nu, šiaip tai būtų, kaip sakyti, pasaulio pabaiga. Bet tais laikais, kai žmonės mylėjo instrumentus, bet tai nebuvo, kaip sakyti, kažkas nepasiekiama, tai tas žmogus, nu, aš klausiau, tai kaip tada? Nu, tada, sako, tekinom namo, per naktį
iš pliauskas kito deko išsidrožė, prisiklijavo čia pat su tais kaulų klijais ir pabaigė groti vestuves. Nu, tai va, įsivaizduokim, koks dabar smuikinieks, kuris iš mūsų galėtų taip pat, jeigu sulaužant smuiko, parlaikti namo staigiai. Ir kito deko, užsiklijuojame ir grojam toliau vestuves. Manau, kad tokių... Jo, Edita laisvai. Aha. Nu, gerai, nuo skudučių paprastųjų pereisim prie paprastųjų birbinių, kurios daromas iš nendrės. Nu, čia tokie laibų kūdų ta nendrė, bet apie šitą instrumentą aš irgi turiu savo tokį nusistovėjusių požiūrį. Aš sakau, aš esu praktikas. Tai jeigu jūs kažką nesutinkat ar ką, tai iš karto sakykit ir galim ginčytis, nes man patinka ginčytis. Tai va, dar vienkartinis instrumentas, nes jis ir taip yra silpnas. Ir kokia jo paskirtis? Negalvokit, kad tas instrumentas labai paprastas, bet ir jis buvo naudojamas kažkokiam šokiam, nieko panašaus. Su šiauda arba nendrės birbinėm nieks šokiam negrodavo. Ir tai buvo grinai, mano manimu, tai yra grinai dresūrinis instrumentas, nes grodavo piemenis, o piemenim kas būdavo svarbu? Kad sueitų gyvuliai, kad išeitų gyvuliai ir taip toliau. Ir visi tie gyvuliai buvo pripratyti prie pačių primityviausių melodijų. Tai tie raliavimai, jeigu paklausytumėm įrašus ar ten pažiūrėtum, kas natos užrašyti, tai jie visi labai paprasti yra. Nu, paliudžinimai ten tie yra, bet iš esmės tai nėra sudėtingas melodijas. Ir piemenys jos tas melodijas naudodavo kaip komanda, kaip mes dabar sakam, pripratinam šunį ten šalia, arba dar kažką, ten balsą, ar ten dar kažką. Tai va, čia lygiai tokia pat funkcija, tik tai tiek, kad išreikšta per muziką. Nu va, vienas iš tokių, kaip sakyt, elementarių dalykų. Jeigu kam įdomu tas darėms, ar kaip sakyti, čia, nu, net, kaip sakyti, labai viskas paprasta. Liežuvėlį išmaukšt, vidų biškį reikia pravalyti ir skilučių kiek reikia irgi išsipjaunam. Jeigu didinant skilutis galim šiek tiek paderinti tą instrumentą ir netgi dūdmaišios, sakykime, tik tai tiek, kad ta lietuviška nendrė nelabai tinka, nelabai laika derinimo, tai dūdmaišiam naudojam ispanišką nendrę. Nu, gerai. Toliau. Gerai, prieisim prie ragų. Va čia tik įvežiojęs nepabaigtą specialiai ragą, kad būtų aišku, kaip tas, nes dažnai žmonės galvoja, tai čia tas, kur ištošęs instrumentas, nieko panašaus. Tošis naudojam ne dėl gražumo, ne dėl dar kažkokių. Čia yra grinai praktiniais sumetimais naudojam. Ir vėlgi aš noriu sugrįžti, nereikia sureikšminti šitų dalykų. Jeigu tais laikais mes būtumėm turėję kažkokios izoliacijos arba dar kažką, tai būtų sėkmingai apvyniotas tas ragas izoliacija. Bet kadangi tais laikais izoliacijas nebuvo, nei mėlynas, nei juodas nebuvo. Ir vyniojo, Lietuvos ansamblio visi izoliacija pajuodinti. Tai jau čia tais modernesniais. Nes taip jau ir blogai, ne? Jo. Tai va. O pats instrumentas yra daroms perskeliant šako
išskobiant vidų, paskui suklijuojam, o tas apvyniojimas, tai dažniausiai būdavo taip, kad kai perskeliam ir man ir dabar būna, jeigu skeli būna visi kreivoji ten pagalvėvę, dar kažkaip, tai būna plyšis kažkiek aptep degutų, nu, bet degutuotą mes rankui negalim laikyti groti. Tai kaip sandarinimo priemonė ir tuo pačiu, kad neteptų nagų, apvyniojam beržą tošinį. Ir gaunas instrumentas. Čia tas yra ragas. Čia vat, yra jau trimitas. Jeigu su ragu vieną, su šituo vieną matyti. Vieną garsą, tai sakykim, su trimitu jau keletą garsų ir įgūdę jau išgroja melodijas, nes su šituo vienas putikas pagroja 9 garsus. Nu, man tai, kaip sakyti, per sudėtinga, nes aš iš tų, kur groju su visko, bet nesu nieko tobulai negroju. Tas šitį ir tai yra instrumentas vienišius, kai ragais grojam 5, o daugytėm grojam 2. Daugytė čia šviežia, čia vakar tik užvyniojau. Da neklausė man, nes nederinu, net nežinau, kokį čia metai, da nieką. Tai dar derinsi, dar žiūrėsi. Kuo ta berža tošinė knygoje? Dabar tai yra toks dalykas kaip lipalas. Jo. Kad čia su degutais nieks nebesipecko įvyksta. Aišku, galim, kaip sakyti, dėl smagumą pasipecko. Bet prieisim prie būgno, tai aš tuoj nupasakosiu visus niuansus, kiek aš pasipecko jau. Kol įsiaiškinu, ar tikrai tas būgnas toks mitologiškas yra. Ir žinomės tuos pasakymus apie tai, kad būgno skūrą ožė arba šuns naudoja. Taip? Va, čia yra kitas būgnas, kuris buvo prakiurdytas vienu žodžiu. Bet aš jį vis po šiai dieną mėgstu vien dėl to, kad čia yra grinakraujė Dobermanas Kuranė. Čia tiem, kas galvoja, kad būtinai yra taisyklė, kad turi būti šuns arba ožė, tai nieko panašaus. Duokit man žmogaus kūrą, užtempsiu žmogaus kūrą. Ir skambės nieko nepraščiau. Yra savanorių? Didesnį filmų pagal. Ne, aš nepatinka man tas procesas labai, žmogo lūpti. Bet šitą esu išbandęs tų skūrų visokiausių. Ir tų apdirbimo būdų esu išbandęs pačius tuos liaudiškiausius ir smirdiškiausius, kaip juos galim pavadinti. Tai tas senasis būdas, kaip visi sako, jau kai nulupa mošį, tai reiškia arba šūnė, tai tada pakešam po mėšlo krūvą ir ten laikam 2 savaitės, žiūrim, paskui išsitraukia, jeigu jau laukai jau, jeigu smunka, tai jau gerai, jeigu dar nesmunka, dar kišam laikam, vienu žodžiu. Įsivaizduokit, iš po mėšlo krūvos 2 savaitės ištrauta šuns skūra, koks malonumas ten dirbti, ten tiesiog. Tai dabar Coca-Cola.
Jo, tai va esu išbandęs visus tuos malonumus ir dabar naudoju veršiukas kurs. Veršiukas kurs naudoju ir dėl to, kad tai yra lengviau gauti iš ūkininko, o pavyzdžiui, šunų, jeigu man kas ir siūlytų, šuns kūrą neimčiau, nes mūsų kaime yra vienas kurlupys numiręs nuo pasiutlygės, vien dėl to, kad nulupė pasiutusią lapę. Tai vat, aš tiesiog su šunim ir kitas įvažiuoju ir matau nutrenktas šuo, didelis ir tiktų būgnai. Kaip sakyti, net nestoju ir net negalvoju apie tokius dalykus, nes vėlgi iš tos praktinės pusės, kad nenori aš tos pasiutlygės. O dabar, reiškia, šiuolaikiniam irgi gan primityviom technologijom, tai tos plaukai yra numaukiami tiesiog padarius skalkių pieną, tokį, grietinėlės tirštumą vanduo ir kalkės. Užmerki ir jeigu vasara, kai šilta, tai ten po kelių dienų jau būna, kad jau atkimba plaukai. Ir tiesiog su lentelė, su pagaliuku tie plaukai nusivalo švariaus, lieka tokia oda ir tada jau užtemp ten zuikio dainas. Ir dar pamiršau, atsiminiau papasakodams, čia yra berža tošis. Jeigu kas, kad bandysit ar galvosit, kad reikia kažką pasidaryti, tai jeigu taip nesilupa berža tošis, tai žinokit, kad negerų laikų lūpat, ne pavasarį. Jo, čia vieni yra Lietuvoje tokie mažykios gyvena žmonės, kurie iš beržo tošės daro visokios gražius dalykus, indus. Tai aš paklausiau jų, kaip nulupt, ir jie sako, mes negalim čia jums pasakyti. Linui, čia irgi apie lietuvišką tradiciją, nenukrypsiu. Ne, nežinau, aš pavadžiu, man neįdomu. Tai man žmonės nepasakė, nors vedė edukacinę programą, o paskui iš kitą meistrą, kaip antai Albertas Martinaitis, tai sako, tik svarbu iki joninį lūpti ir viskas, visa čia ta paslaptis. Ir medis nuo to nenukenčia. Jeigu pasižiūrėtumėt į Sibiro tautas, kaip jie gyvena, tai visur aplinkaimus ten iki N metro yra beržai nulupti, nes jie naudoja prakorom dabar naudoja. Mes tai popierį pečių kyšam, kad užkurti pečių, o jie tai prisilupa taip pažievės ir naudoja pečių iškurti. Tas yra labai paprasta, tiesiog karpjaum ir aplink viso medžio šaškas, nusimama puikiausia. Tik tai prieš vyniojant reikia pavyrinti karštam vandenį, tada jinai tokį minkštą palieka, kaip izoliacija. Ir turiu padaręs tokį būgnelį, matot, jis yra be skambaliukų. Padarau ir su skambaliukais, bet šiuo metu neturiu, nes kažkas nusipirko. Tai Vyčinas kažkada prieis